nesiūlyčiau gal all-in. Jaunuolis kažkoks ar ne jaunuolis, nesvarbu žmogus, kuris kažką daro ir nori shiftinti kažkokią kitą sritį, turi kažkokių tai įgūdžių. Tai ar siūlytum jam pradėti tokį side hustle, po truputį dirbti, kol ten pajamos kažkiek pasieks, kad galėtų išeiti, ar siūlytum bandyti nudegti užpakalį, kad mest viską, ten turi pinigų 10-20k susitaupęs ir all-in į savo projektą? Nesiūlyčiau gal all-in. Pats ne all-ininau ir aš manau, kad kai tu darai tą all-in, tai rizika yra tokia ganėtinai didelė, kad tu iš esmės tau nepavyks ir tu turėsi grįžti daryti kažką, kas tave tu tikrai jausi spaudimą, o man atrodo, kuo tu daugiau spaudimo jauti, tuo sunkiau tau aš vėl per kūrybą galvoju, tai tą kūrybinį potencialą atskleisti. Tai tiesiog man atrodo, kad žmogus negali performinti savo 100%, jeigu jisai jaučia spaudimą. Tai aš visą laiką siūlyčiau geriau bandyti kažkaip savo laiką skirstyti, kad pasilikti kažkokį pajamų lygį, kuris tau galėtų bent jau leisti komfortiškai kažkaip gyventi. Tai nebūtinai reiškia, kad tu privalai likti tam savo darbe, nes aš tikrai įsivaizduoju, kad sunku būtų 9 to 5 darbą dirbant, ten po darbo dar kažką haslinti, tai galbūt tu gali, nežinau, susimažinti etatą, galbūt tu turi galimybę pradėti freelancinti, gal tu mažiau uždirbsi negu savo esamam darbe, bet turėsi tada daugiau laiko.